Sveiki, šiandien parodysiu, kaip reikia pakeisti viso kompiuterio, kalbą, bet čia bus tik tais ant 8 Windows. Jeigu tiksliai, tai 8.1 improbus. Tada surandame, kur yra, pavyzdžiui, kaip pakeičia kalbą, lietuvių, anglų, taip toliau pasikeičia, tada spaudžiam ant, čia kurio pačioj. Dažniausiai būna šitą, čia kur galim pasirinkti, kokią kalbą rašyti. Tada spaudžiam kalbos nuostatos. Pakrauna. Nes man yra kalba lietuvių dabar parinkta. Bet, pavyzdžiui, galim nustatyti DAM. Jeigu neturit lietuvių kalbos, paspaudžiate traukti kalbą ir susirandat lietuvių. Ta DAM aš noriu. Paspaudžiam 2 sykius ir bus šitas pas yra lietuvių. Galima atsisiųsti DAM kalbos paketą, tai atsisiųsti ir įdiegti kalbų paketą, tai šitą spauskite, šitą ir, žodžiu, čia patvirtinti reikia ir tada, kai atsisiųsite, instaliuosite, apie 20 minučių iš tikrųjų užtruks, tada jau automatiškai ateis ir turėsite, paspausti logof, jeigu yra angliškai, ir tada bus tiesiog, kai paspausti logof, tiesiog išeis iš to, vėl prisijungsite prie savo akaunto ir bus viskas gerai, bus lietuvių kalba ar kokią pasirinksite. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, laikinkit ir subscribinkit ir kas buvo blogai, sakykit, laukit kitų video. Davai.